Birželio 24 dieną, taigi ateinantį antradienį, minėsime ką? Šventą Joną, Krikštytoją Jonas gimimą. Ir Jonas Krikštytojas yra mūsų arkivyskupijos globėjas, todėl ypatinga šventė taip pat yra arkiviskupijoje. Mes, aišku, mišias pakviesime čia kartu sudalyvauti joniniu Jono Krikštytojo, tai bus 12 valandą. Aišku, jau nebespėsime surengti šventės tiesiog, nes išvykstu po mišių paatostogauti, šiek tiek pailsėti, nes dabar vyksta tiesiog dokumentų tvarkymai. Jau ten savivaldybei vaikšto, tai jau noriu tą kelias dienas, 5 tiesiog savo kaime praleisti, mano kaimas tai yra Palanga. Tai va, tai tiesiog Palangoje pabūti, taip tikrai tiesiog aš neturėjau kaimo. Mano senelė buvo iš Palangos, tai aš niekada Škarvę pamačiau vėlai. Tai va, taigi bus šventos mišios aukojamos 12 valandą ir aš taip vadinčiau, žinokit, čia ir parapijos varduvės, nes Jono Pauliaus, taip? Tai mes jau kitais metais padarysime tikrai kitais metais didelę šventę, o šiais metais kviečiame po mišių, kurios baigsis apie 1 valandą, į Kauno Santaką, kur arkivyskupija organizuoja šeimų pikniką. Tai visoj Santakoj susirengs šeimos metai ir kartu švęs. Taigi po mišių į Santaką kviečiame į šeimos pikniką antradienį, o prieš tai 12 valandą mišiuose. Birželio 29 dieną sekmadienis, Petro ir Pauliaus iškilmė ir jau baigėsi laikas velykiniai išpažinčiai. Kas nebuvote velykinės išpažinties, taigi paskubėkite. Ir bus labai gera proga, nes bus kunigas svečias, manęs nebus. Taigi turėsime jauną kunigėlį, taip pat. Tai bus Darius Vasiliauskas iš Matulaičio, vėl mane vis gelbė mano buvusioji parapija. Taigi jisai galėsite atlikti, kas neatlikote velykinę išpažintį. Vyksta šeimos ikonos keliavimas per šeimas, kas norite, taigi užsirašykite po mišius, štai prie stalelio arba raštinėje. Toliau renkamos aukos koplyčios statybos ir projektavimo darbams, tikrai reikalingos jūsų labai aukos, kiekvienas prisidedat. Ačiū labai jums, ačiū už jūsų aukas ir už maldas. Irgi labai jos reikalingos, kad ten visi popieriai tvarkingai suvaikščiotų. Gėdančių žmonių dėmesio renkamas choras vis ir prašom kreiptis į mūsų mielą austėją. Ir parapijos aktyvas labai nori organizuoti piligriminės keliones. Mano pavaduotojas vis nuolat sako, aš labai atsiprašau, žinokit, užmirštu vardus, net ir savo vardą užmirštu kartais. Štai ir ponia priekyje sėdinti daug kelionių. Taigi, kas norite kažkur pasitarti, po mišių taip pat prie stalelio lauk šitą mūsų ponia ir kartu kažką pasitarti, padiskutuoti, kur nuvykti, kad parapija judėtų, nebūtų tik tokia sėsli. Taigi dabar tęskime šventų mišių auką.